Labą dieną. Mano vardas Tomas, šiuo metu tarnauju Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamente. Džiaugiuosi turėdamas galimybę dalyvauti šiame renginyje. Manau, jis tikrai yra labai svarbus. Norėčiau pasakyti savalaikis. Visada, aišku, norėtume, kad būtume susirūpinę tuo, būtume pradėję diskutuoti ir jau turėtume kažkokius rezultatus ganėtinai anksčiau. Bet geriau vėliau negu niekada. Pirmiausia, norėčiau truputį sugrįžti, kodėl mums svarbi šita tema ir apie ką mes iš tikrųjų kalbame. Kaip supratome, internete yra daug žalojančio, netinkamo, žalingo turinio. Pagrinde mums, ko gero, būtų svarbiausia tai ilgalaikė propaganda, dezinformacija ir propaganda, kuri įtakoja mūsų šiuo atveju jaunų piliečių širdis ir protus. Ir tiesą pasakius, aš negalėčiau rasti kažkokios tai ribos, kuri vienaip arba kitaip apsaugo mūsų vaikus, mūsų jaunuolius nuo nutaikytos dezinformacijos ir propagandos iš mums priešiškų valstybių. Tai tokios ribos nėra, jie yra toks pats taikinys kaip ir bet koks kitas Lietuvos pilietis, tik tai mes puikiai suprantame, kad yra parenkama kitokio turinio informacija ir parenkama kitokio turinio įrankiai, kurie tą informaciją jiems pristato. Kodėl mums tai svarbu? Nes jeigu mes norime turėti besivystančią, klestinčią valstybę ir jeigu ją norime turėti tiesiog, tai be abejo mums reikia piliečių. Piliečius mes turime patys užsiauginti, atsivežti, jų klonuoti negalima, taigi mes juos patys turime išauklėti, suformuoti ir aišku, kaip šiandien jau buvo kalbėta, kad labai didelį valandų skaičių jaunuoliai praleidžia internete ir ką jie ten skaito, ką jie ten mato, mes tik tai dalinai galime įsivaizduoti. Na, ko gero, panaudosiu tik vieną skaidrę, kalbant apie tokius priešiškus naratyvus ir pagrindinės kryptis. Manau, jau gyvendami 26 metais mes tikrai žinome, kas yra mūsų priešininkai ir prie to, aišku, dar sugrįšime, bet taip pat galima, manau, per ilgą laiką įsigryninti tas pagrindinės žinutės, kurias jie bando parduoti mūsų visuomenėms tiek Lietuvoje, tiek vakarų pasaulyje. Neišimtis, kad vienaip arba kitaip jie svajoja, kad ta informacija patektų ir mūsų vaikams, kurie dar turi mažiau kritinio mąstymo, turi mažiau istorinės patirties, todėl negali palyginti, ar ta informacija yra tikra, ar vis dėlto yra visiškai dirbtinai sugeneruota. Kalbos. Tikrai nemažai dabar yra straipsnių, kurie pateikia, kad ko gero tas kalbos barjeras net nėra šiai dienai barjeras. Mes patys matome tą kiekvieną dieną, skaitydami vieną arba kitą turinį, aš kartais nustembu ir galvoju, kad jis tikrai negali būti originaliai parašytas lietuvių kalba. Truputį paieškojęs surandi, kad jis originaliai yra turkų kalba, bet tu net nežinai, kad tas turinys yra sukurtas kažkur tai Turkijoje, būdamas Lietuvoje, tu jį tiesiog skaitai lietuvių kalba. Tos vertimo apimtis šiai dienai yra su dirbtinio intelekto pagalba tiesiog neįsivaizduojamas. Taigi jūsų vaikas, kuris nesupranta rusų kalbos, jis gali visiškai lengvai vartoti rusišką turinį, jam suprantama kalba, ar tai būtų lietuviškai, angliškai ar kokia nors kita kalba. Na ir labai glaustai tos pagrindinės žinutės arba siekinys, tai aišku yra auginti tokį jaunuolį, kad jisai būtų nusivylę savo valstybę, netikėtų savo valstybę, galvotų, kad mes esame maži ir nieko negalim ir kad štai tiek daug galimybių yra kitose vietose. Aišku, jeigu kalbant apie platesnę vakarų auditoriją, tai yra susiskaldimas, nepasitikėjimas savo partneriais, dar vėliau, aišku, tai veda į nebendradarbiavimą. Tokį kariuomenėje mes naudojam pavyzdį, bet aš manau, tai tinka bet kam valstybėje, ar tai būtų vaikas, ar tai būtų pareigūnas, ar tai būtų politikas, ar kariškis. Tai vėlgi kalbėjom apie tai, kad mes pasirūpinam, ar vaikas apsirengęs, ar vaikas pavalgęs, ar vaikas yra saugus ir kur jis yra, bet kas yra jo galvoje, kas jo yra širdyje, kaip ir yra daug sudėtingiau patikrinti ir daug sudėtingiau tuo pasirūpinti. Ir, kaip sakant, kažin ar mes galim pasitikėti tokiu kariu, kurio galvoje ir širdyje yra
ne mūsų valstybės naratyvas, lygiai taip pat, ko gero, ne pats geriausias variantas, kai mūsų jaunosios kartos širdise ir galvose yra taip pat ne mūsų valstybei palanki ir naudinga informacija. Tai tokie pagrindiniai iššūkiai, pasistengiau juos sudėti į vieną skaidrę, tikrai beveik ko gero apie visus juos šiandien kalbėjome. Tai visų pirma, dirbtinis intelektas kaip generavimo įrankis. Galime kalbėti labai ilgai, bet praktiškai nuo nuotraukų, video, dokumentų, balso, vaizdo mes galime generuoti viską. Na, jeigu trumpinant, galime pasakyti, kad viskas, kas yra padaryta iš pikselių, šiai dienai mes galime ganėtinai gerai generuoti pasinaudodami dirbtiniu intelektu. Taip pat vieno pasisakymo metu buvo parodyti tokie kaip ir savotiški įrankiai, kuriuos mes kaip ir galėtume parodyti vaikam, kad jie juos naudotų, kad atskirtų vienokį arba kitokį turinį. Tai nėra didelė paslaptis, mes taip pat naudojam panašius įrankius, turim tokių įrankių visą kolekciją, bet ko gero šie metai tai yra tie metai, kada mes pamatėme, kad didžioji dalis tų įrankių neveikia. Trumpai tariant, dirbtinis intelektas mus lenkia ir tie sukurti įrankiai, jie jau nepadeda atskirti audio, video ir foto medžiagos, kad identifikuot, kad jinai yra dirbtinai generuota. Jeigu tas, kaip sakant, generuojantis asmo nori, kad taip būtų. Taip pat turime suprasti, kad prieš mus yra valstybės. Jeigu mes kalbame apie dezinformaciją, propagandą, mes nekalbame apie kažkokį nusikalstamą pasaulį tik tai arba pavienius kažkokius interesus. Prieš mus yra valstybės. Ganėtinai didelės valstybės, ganėtinai turtingos valstybės. Ir tada mes kažką pajokaudami, padarydami vieną kitą konferenciją, išleisdami vieną kitą studiją, parašydami vieną kitą straipsnį, kaip ir girdėjom šiandien, beveik visos organizacijos, kurios dirba su tuo, daro paskaitas, tai yra labai gerai. Mes taip pat kaip kariuomenė lankomės mokyklose. Mes negalim padengti tikrai visų mokyklų, mes tiesiog neturime tiek personalo, kaip aš suprantu, ir kitos organizacijos, kurios kalbėjo, jos tiesiog neturi fizinių pajėgumų, nes mes tikrai turime daug mokymo ir švietimo įstaigų. Taigi, apie algoritmus buvo kalbėta ir taip pat tie informaciniai burbulai, tai savaime jie galbūt ir visai nieko blogo, jeigu jie iš tikrųjų neskaldytų mūsų visuomenės. Ko gero, vakar skaičiau straipsnį apie tai, kad jeigu jums nepatinka naujienos, jūs šiuo metu dirbtiniam intelektui galite duoti arba net dirbtinio intelekto agentams tokį užduotį, kad kiekvieną rytą atsikėlę, įsijungę savo išmanųjį prietaisą, jūs skaitytumėte savo laikraštį. Na, tai būtų Tomo naujienos. Ir tai bus laikraštis grinai sukurtas man kiekvieną rytą su tokia informacija, kuri man patinka. Bet tada mes neturėsime tos valstybės bendrumo ir aišku, mes tada dar labiau atsiskirsime vienas nuo kito. Taip pat dar norėčiau užsiminti apie informacijos, kuri patenka į dirbtinį intelektą, kaip per duomenų bazės ir tai kurios informacijų, kuri patenka į paieškos svetainės. Tai vėlgi labai teisingai buvo paminėta šiandien, kad didžiosios valstybės, mums nedraugiškos valstybės į tai investuoja. Klausimas, ar mes tą darome. Ir taip pat buvo kalbėta apie tai, kad be abejo vaikai šiai dienai dirbtinį intelektą naudoja mokymuisi. Ir jeigu besimokydami jie užduoda klausimą apie Čiurlionį, apie karalių Mindaugą, apie Basanavičių ir staiga ten nėra nieko. Tada jis eilinį kartą pasijaučia, kad mes esam maža valstybė, kad mes esam niekas ir kad tokia informacija pasauliniu mastu yra tiesiog nesvarbi. Taigi lietuvių kalbos atsiradimas ir toks patikimos lietuvių ir stiprios lietuvių kalbos atsiradimas dirbtiniam intelekte ir mūsų turinio atsiradimas ten, manau, taip pat yra toks labai svarbus strateginis žingsnis valstybei. Na, labai greitai kaip veikia, tai be abejo, jeigu mes paskaitytume tokią 100% dezinformaciją arba 100% melą, jisai ko gero būtų mažai paveikus. Bet kada tarp daug tiesos yra įdedama nedidelė dalis, tada be abejo poveikis yra visai kitoks. Na, ko gero palyginimas su cukrum yra, kuris jau ne kartą šiandien buvo, irgi tiktų ir šiai vietai. Jeigu mums reikėtų kiekvieną dieną valgyti rafinuotą baltą cukrų, mes tikrai greičiausiai jo nevalgytume. Bet kada jis yra praktiškai beveik visur,
kitur, mes tiesiog net kartais nežinome, kad jį suvartojam, tai lygiai taip pat mes suvartojam ir dezinformaciją ir propagandą. Vėlgi, jeigu mes matome tokius labai gerai žinomus melagius, pavadinkime, profesionalius propagandos darbuotojus, greičiausiai jų pasakinta informacija daro poveikį tik tam tikrai tikslinė auditorija ir greičiausiai ne Lietuvoje, jeigu Lietuvoje tai labai mažai daliai. Daug didesnį poveikį daro žmonės, galbūt apie kurio mes nieko nežinom ir ko gero net nešvaistysim laiko vėliau sužinoti, kas jie tokie. Mes tiesiog priimsime tą informaciją, ypač jeigu jie apsimes vietiniais gyventojais ir manau, tokia informacija yra žalingesnė. Kalbant vėlgi apie dezinformaciją ir apie tai, kad beveik viską, ką gali sukurti dirbtinis intelektas iš pikselių, jis jau kūrė. Manau, šis pavyzdys yra tinkamas, kada mes kalbame apie naratyvus, apie tikslinės auditorijos supratimą. Tai vienas universitetas padarė tokį savo kaip ir tyrimą, kuris vėliau buvo priimtas ganėtinai emocionaliai, kad pasinaudodami Reddit platformą, jie įėjo į tokį diskusijų portalą ir pasinaudodami dirbtiniu intelektu generavo žinutės, kurios turėjo pakeisti žmonių nuomonę. Ir kaip matote, dėja, bet dirbtinio intelekto generuoti naratyvai jie buvo daug paveigesni negu gyvų žmonių generuoti naratyvai. Manau, tai yra puikus pavyzdys, kad profesionalūs propagandistai tai išnaudoja. Na ir manau, ši istorija tą puikiai iliustruoja. Tai viena iš dirbtinio intelekto kompanijų, jinai padarė tokį vidinį tyrimą ir vėliau pasidalino tą informaciją, kad, manau, netgi nemokamas dirbtinio intelekto versijas profesionalūs Rusijos propagandistai išnaudojo praktiškai savo veiklos sustiprinimui, tiek žinučių generavimui, tiek įtakos kompanijų organizavimui. Ir tai, manau, yra puikus pavyzdys, kad šie įrankiai sustiprina taip pat ir ne pačios geriausios informacijos poveikio ir įtakos stiprinimą. Mikrotaikinimas, tai jeigu mes pasižiūrėtume į dezinformacijos vadovėlius, kurie buvo parašyti prieš keletą dešimtmečių, mes pamatytume, kad propaganda nėra taikoma į asmenį, propaganda yra taikoma į mases. Bet šiai dienai, kadangi viskas taip pasikeitė, tai praktiškai galima labai tiksliai išanalizuoti tikslinę auditoriją, suskaidyti ją tam tikrais segmentais ir su dirbtinio intelekto pagalba netgi nutaikyti konkrečią žinutę konkrečiam asmeniui. Tam yra begalė įrankių, mokamų ir nemokamų, ir manau, kad mes aiškiai apie tai skaitėme, kada skaitėme apie galimybę įtakoti rinkimus skirtingose vakarų valstybėse. Tai manau, kad taip pat yra užtektina įrankių atskirti, kokio amžiaus yra žmogus vartotojas, tam, kad padaryti informaciją atitinkamo turinio. Vėlgi, labai trumpai apie kalbą, tai manau, skaidrėje matoma informacija labai akivaizdžiai parodo, kad rusų kalbos svarbą kaip tam tikro kultūrinio įrankio supratimą Rusija tikrai turi ir į tą investuoja. Tai vėlgi, kalbant apie atsakomasias priemonės, kaip mes žinome ir Lietuvoje, mes kažkiek investuojame į rusų kalbos edukavimą, taip pat ir lietuvių vaikai mokyklose gali pasirinkti rusų kaip kalbą. Dažnai, manau, tas sprendimas priimamas taip pat ir su tėvų parama, nes tėvai įsivaizduodami, kad jie patys moka rusų kalbą ir kad jeigu būtų sunkumų, jie padės vaikui mokytis. Greičiausiai vėliau jie nepadeda jam vis tiek mokytis, bet toks pasirinkimas yra. Taigi kažkokio turinio, kurio nebūtų kitos ir kitomis pasaulio kalbomis, šiai dienai aš nematau ir todėl bent jau vykstant aktyviam karui Ukrainoje, tikrai manau, toks sprendimas edukuoti rusų kalbą Lietuvoje, nemanau, kad yra reikalingas. Be abejo, jeigu, kaip sakant, mes cituotume arba tą darbą dirbantys žmonės cituotų, kaip sakant, kažkokių lyderių Rusijos pasisakymus, ta informacija būtų tokia mažiau, ko gero jos net nieks nevartotų. Be abejo, tą informaciją reikia pervesti į kažkokius produktus, kompiuterinius žaidimus, serialus, meninius filmus, kažkokią patrauklius trumpus vaizdo klipus, muzikinius klipus, kad jinai turėtų vienokį arba kitokį poveikį.
taigi kultūriniai produktai. Ir aišku, jie gali būti skirtingo lygio. Mes galime kalbėti apie tą pačią klasikinę kultūrą, kažkokią tarptautinio lygmens tam tikrus meninius kultūrinius produktus ir aišku, tokie jau žemiausio lygio popkultūrinius dalykus kaip repas ir panašiai. Keletas sakinių apie istoriją. Vėlgi, manau, kad mūsų priešininkas ganėtinai gerai įsivaizduoja kaip istoriją, kaip įrankį naudoti ir aišku, vėlgi, tai nėra kaip sakant, kažkokių tai knygų, bet greičiausia tas turinys vėlgi bus sukarpytas į labai mažus, trumpus dalykus, kuriuos galima būtų suvartoti per socialinius tinklus. Na, mes matėme prieš 14 metų Krymo okupaciją ir aneksiją didelį poveikį per istoriją tiek į Ukrainos auditoriją, bet taip pat ir į tarptautinę bendruomenę, kuri vėliau nenorėtų reaguoti į tokius įvykius. Aišku, tai buvo prieš 22 metus ir taip pat praeisiais metais mes galėjome matyti, kad štai vadovėlis ir Lietuvos istorija atsirado. Aš pilnai tikiu, kad ko gero Lietuvoje ir nedaug žmonių, kurie tiesiog paims ir tą knygą skaitys kaip knygą. Bet mes į tai turėtume žiūrėti kaip į tam tikrų naratyvų, temų, žinučių rinkinį, kuris atitinka Kremliaus interesus. Na ir vėliau jos reikia kažkaip sukarpyti, papuošti tam, kad jie turėtų vienokią arba kitokią įtaką. Veikimas per socialinius tinklus, tikrai daug buvo apie jį kalbėta šiandien, tai tik taip antrinsiu, kad mes turime pavyzdžių iš Lietuvos, be abejo turime daug pavyzdžių iš vakarų pasaulio, kaip per skirtingas platformas yra įtakojama taip pat ir jauniausi gyventojai, jiem keliamas įvairios labai primityvos kartais užduotis, padaryti nuotrauką, nusiųsti tą nuotrauką, padaryti kažkokį tai užrašą, nufotografuoti tą atliktą savo darbą, kažkam persisti, nupaišyti grafiti ir panašios užduotis. Na, galiausia tikrai buvo nemažai kalbėta, ką mes galime daryti, tik aišku, reikėtų apsispręsti ir vienaip arba kitaip tą daryti. Tai ko gero norėčiau pradėti nuo savo pasakojimo kūrimo. Ir mes galim kaip asmo pradėti savo pasakojimo kūrimą, kaip klasė, kaip mokykla, kaip miestas, kaip rajonas. Ir tada, užpildydami savo informacinę erdvę mums palankę, mūsų pačių, mums priimtiną informaciją, mes, kaip sakant, atstumėm tą kitą nenaudingą informaciją. Aišku, kalbėti, tai puikiai žinomas posakis, kad socialiniai tinklai kariauja dėl dėmesio, kovoja dėl dėmesio. Tai mes irgi turime maksimaliai kovoti dėl savo vaikų, savo jaunuomenės dėmesio ir įvairiom progom pasitaikius tą dėmesį atsikovoti, jeigu tokios progos nepasitaiko, patiems bandyti sukurti tas progas, tai įvairiais renginiais, žaidimais, įtraukiama veikla, kartu pasižiūrėti kažkokį filmą, sudalyvauti kokioje nors valstybinėje šventėje ir panašiai. Na ir informacinis raštingumas, tai kaip ir minėjau, mes visi vienaip arba kitaip prisidedame ir kada mus pakviečia, mes atvykstame į vieną į kitą vietą, bet iš tikro norėčiau, kad tai būtų sistema ir kad mes galėtume vertinti, kad žmogus baigęs mokyklą, jisai vienaip arba kitaip gavo informacinio raštingumo, kritinio mąstymo, medija raštingumo ir panašius kursus. Iš tikrųjų, ne tik kursus, bet patį supratimą, informaciją ir turi gebėjimą tai taikyti savo gyvenime. Na, mes kaip pavyzdį duodam kartais tokias valstybės kaip Suomija, bet pagalvokime, jeigu kokiais 2014 metais po Krymo okupacijos ir aneksijos mes būtume patikėję, kad va štai taip yra informacinė erdvė, yra tokie įrankiai kaip dezinformacija ir propaganda ir mes jaučiam tą poveikį pas save valstybėje ir mes turim imtis kažkokių priemonių. Tai tie vaikai, kuriem 14 metais buvo 18 metų, šiandien jiem jau būtų 20 metų, jau jie yra aktyvūs visuomeninio gyvenimo dalyviai, jie balsuoja, jie po gero dalis jų jau kažkur tai dirba ir jie jau būtų turėję tuos pagrindus. Taip pat dar kartą noriu atkreipti dėmesį į istoriją ir kalbą ir
greitai perbėgau per keletą tyrimų, ir kurie buvo daryti Lietuvoje. Yra tokie senesni tyrimai, kurie parodo, kad jeigu žmogus yra susipažinęs su savo valstybės istorija, procentaliai tikimybė, kad jis yra lojalus pilietis, yra didesnė. Taip pat ir apklausos jau šviežesnės rodo, kad yra nurodoma, kad lietuvių kalbos pamokos ir istorijos pamokos yra tos, kurios supažindino su patriotizmo ir pilietiškumo temomis. Socialiniai tinklai, vėlgi daug labai yra įvairių tyrimų, ir tai yra, kas man taip pat kelia nerimą, kad vienas iš tyrimų rodo, kad tokia paviršutiniško lygio informacija per tas ypač greitas socialinių tinklų platformas yra naudojama vakarų tinkluose. Kaip matote, Kinijoje yra tam tikri ribojimai tiek laikui, tiek tai, kokia informacija yra pateikiama vaikam. Aišku, o vakarietiškas turinys, mes suprantame, kodėl jiem irgi taip pat yra blokuojamas. Taigi, trumpai tariant, jie taiko priemonės, net negaliu vertinti, ar jos daro poveikį ar ne, bet jeigu ten yra taikomas priemonės, pas mus yra jokių priemonių, tai kurioj pusė yra privalumas, mes patys galim pasidaryti išvadas. Apie tai jau kalbėjom, tai tikrai čia ilgai neapsistosiu, bet turiu omeny, kad jeigu mes įvesime vienokius arba kitokius taisyklės, pavadinkime, netgi ne uždraudimus, netgi neribojimus, bet taisyklėmis paremtą naudojimą, tai mes tikrai nebūsime pirmi ir mes tikrai nebūsime jau net ir šešti. Ir manau, šis judėjimas yra tik tai kylantis, ir anksčiau ar vėliau, ko gero, mes vis tiek turėsime priimti sprendimą šitoje vietoje. Ir visiškai pabaigai, tokį kaip pavyzdį, kada prasidėjo aktyvioji karo fazė Ukrainoje, mes matėme, kad ne tik tai į gynybos sritį susikoncentravo Ukraina, nors tuo metu be abejo likimas buvo sprendžiamas mūšio lauke, bet iškart pasipylė labai daug produktų susijusių su Ukrainos istorija ir kultūra. Ir tai yra labai teisingas priėjimas, nes mes kaip žmonės, kaip valstybės, kaip blokai padedam vieniems arba kitiems labiau dėl savo irgi emocinio apsisprendimo. Bet tam, kad mes apsispręstume emociškai, be abejo, mes turime turėti kažkokį santykį, ir tas santykis dažniausiai yra per kultūrą, plačiaja tą žodžio prasme, tai ir maistas, ir muzika, ir pop kultūra, ir kažkokie rašytiniai kaip knygos, ir vaizdiniai dalykai, kaip serialai ir filmai. Štai jeigu tokių produktų nėra, tai tas ryšys kaip ir neatsiranda. Tai jeigu mes turime galimybę taip pat įtraukti savo vaikus į tokią veiklą ir patys prie to prisidėti, aš manau, tai irgi yra labai skatinta. Tai šitoj vietoj norėčiau sustoti, ir jeigu būtų klausimų, pasistengsiu į juos atsakyti. Tai pirmas klausimas, ką čia norėtų šituo parodyti paskutiniu vaizdu? Su ta Z raidė, visiems pažįstama. Praktiškai vis kaip ir fizinė erdvė, mes turime tokią visišką. Tai yra, atrodo, labai nedidelis tarpas. Šitoj pusėje esame mes ir toj pusėje yra jie. Ir nors, kaip sakant, erdvėje tai atrodo labai arti, bet praktiškai tarp jų ir mūsų yra visiškai praraja. Tai yra visiškai kita sistema, tai yra visiškai kiti žmonės, visiškai kitos vertybės. Ir lygiai taip pat, kaip mes statome fizinėje erdvėje įvairias inžinierinės kliūtis, tai ko gero informacinėje erdvėje mes irgi turėtume sugalvoti sistemą, kaip tai veikia. Tai labai gerai, nes ir norėjau, kad pakomentuotumėt, kad skiria tik tai upė iš esmės, ar ne? Informacinė ta kova, apie kurią jūs šiek tiek kalbėjote, ir apie priešiškų valstybių investicijas, ypatingai nuo požiūrio iki žmogiškųjų išteklių, ir matyt, kad ir netgi apskritai finansinių resursų. Tai aš čia trumpai tokį pasidalinsiu patirtimi. Buvau Švedijoje pas švedijos lietuvius, ir ten yra ta programa Emigrantas, kur gali matyti rusišką televiziją. Irgi šiek tiek man taip keistokai pasirodė, man atrodo, kad mes čia prasileidžiam, atsiprašau šitą tokį neteisingą žodį, nes mūsų emigracijoje esantys žmonės gali žiūrėti rusiškus kanalus. Aišku, dėl tokio profesinio smalsumo verta pasižiūrėti, ką jie transliuoja. Tai mes su ambasadorium Linkevičium sėdėjom ir žiūrėjom
žinias ir tas jų garsiasias propagandinės laidas. Tai tikrai aš dirbu 26 metus žiniasklaidoje, esu išbandžius visokių pozicijų ir visokių formatų ir taip toliau. Tai yra tikrai, neįsivaizduoju, kokie ten yra investuojami pinigai ir kokio dydžio ten komanda dirba prie 60 minučių laidos kiekvieną dieną, kuri yra taip sudėliota, sumontuota nuo vaizdo iki pateikimo, iki, nežinau, tono, iki studijos ir viso ko, kad tai yra kažkas neįtikėtino. Ir aišku, tai yra visiškai informacija į vienus vartus, tai populiariai kalbant, arba jinai apskritai apsukta, apversta pagal tai, kas vyksta iš tiesų, tai jie pateikia atvirkščiai. Jeigu yra kažkaip verbuojami vaikai Ukrainos, ar ne, ir ten bandoma juos perauklėti pagal tuos jų režimus, tai jie sako, kad ukrainiečiai tai daro. Ir visa tai vyksta kiekvieną dieną. Tai ta prasme mes čia tikrai atsiliekam, kaip tai būtų sudėtinga be pasakyti. Bet kodėl? Tomai, pasakykit. Tai ko gero atsakymas irgi yra daugialypis, ko gero vienos priežasties nėra. Tai visų pirma, aš manau, kad reikia tokio visuotinio supratimo apie tai, nes taip jau veikia demokratinės valstybės. Bet atrodo, kadgi suprantam, negi mes nesuprantam. Tai mes... Ar mums nepatogu tiesiog? Manau, mes irgi esame tam tikram burbule, ir nebejoju, kad ir jūs važinėjat po Lietuvą ir mes važinėjom po Lietuvą, tai skirtingose vietose mes matome truputį kitokį įsivaizdavimą, truputį kitokį supratimą. Vėlgi, kalbant apie tą pačią dezinformaciją, tai žmonės dažnai turi tokį supratimą, kad aš esu išsilavinęs, esu baigęs mokyklą ir suprantu, kaip veikia informacija, ir manęs tai jau tikrai neapgausit. Ir labai dažnas įsitikinimas, kad net reklama manęs neveikia. Ne, visus kitus aplink mane veikia, bet aš esu toks reklamos nepaveikiamas. Tai tie, kurie kūrė reklamą, jiem tai yra nuoširdžiai juokinga, nes yra suskaičiuota ir procentaliai įrodyta, kiek reikia į ką investuoti ir kokio procento auditorijos tu paveikia. Tai lygiai taip pat, kadangi mes esame 21 amžiuje, tai jau nėra kažkokie pavieniai bandymai, nes tokių labai žinomų informacinių kompanijų, dezinformacinių kompanijų mes galime rasti ir senovės istoriją, bet šiai dienai tai yra mokslas, menas ir technika. Turime, kad yra patirtis, mokyklos, žmonių grupės, kurios žino, kaip tai veikia, kaip tą reikia daryti. Mokslas yra pažengęs, yra ištyrinėti žmonių elgsenos metodai, ištyrinėti žmonių smegenis, kaip jie reaguoja į spalvą, į kvapą, į baimę ir į panašius dalykus. Na ir komunikacinės priemonės, ko gero, yra pačioj viršūnėje, ką tik tai žmonija yra turėjusi per visą savo gyvenimą. Tai nuo techninio įsivystymo iki jų įvairovės. Tai viso to pasiekoje mes ne veltui pasaulinis ekonomikos forumas praėjusiais metais įvertino kaip dezinformacija ir propaganda didžiausia grėsmė šiuo metu planetoje. Šiais metais tai yra truputį nukritę dėl geopolitinių tam tikrų skilimų pasaulinėme tokiam sanglaudoje, pavadinkime, bet vis tiek tai atsirado 3 vietoje. Ir taip pat ilgalaikėse grėsmėse tai vis tiek yra 3. Tai rodo, kad net mums visiems investuojant, tai artimiausių 10 metų niekur nedings. Štai todėl aš manau, tai ir tas labai teisingas ir tikslingas šios dienos susitikimas, nes mes turime prisiimti atsakomybę, imtis kažkokių veiksmų, nes tai savaime nepasitrauks.